Nu ką, pirmas lietus atėjo ir Tailande. Šiaip per 2 savaitės tik pirmą kartą dabar taip normaliai lyja. Bet ir žaibuoja ten. Žaibai, šaibai visokie. Planavom važiuoti dar vakarienės, nes turim šiandien pirdą, bet greičiausiai nebevažiuosim. Tai ką, labas rytas. Tai su kovo 11. Šiandien yra 14 diena Tailande. Ir šiandien atsikėlėm žymiai anksčiau negu įprastai. Maždaug 6:30 ryto, nes šiandien varom į snorkelinimo turą, kuris užims visą pusdienį. Turėtų būti labai gražu ir faina. Einam ankstyvų pusrytukų ir po 8:10 jau turime būti susiruošę, stovėti prie kelio ir mus turėtų paimti. Šiuo metu yra 7:30. Thank you. Prieš kelias minutės visokimšau visus pusryčius, dar papildomai vaisių visokio. Ir dabar reikia kaip vištai laikyti galvą horizontaliai, kad neapsivent važiuojant šitam. Nieko normaliai gal bus. Kaip įdomiai padaryti, kažką varvina iš medžių. Vos kaip sūla. Ai, negali būti, čia gali būti kaučiuko medžiai ir kaučiukas iš jo, kaučiuko išgauna, man rodos, iš šitų medžių. Tokia guma, jinai gumą daro iš kaučiuko. Ir toks baltas matos viduj pribėgęs. Kiek žinau, kaučiukas irgi baltas. Prie kiekvieno medžio visiškai. Nu ką, atvarėm į vietą, iš kur plauksim. Susipildėm visą papierizmą, dabar einam į mažytę valdytę ir greičiausiai plauksim iki ten tų didesnių. Varysim į Koh Rangą nusprendę. Jo, tai varysim iš tikrųjų į Koh Rangą nacionalinį parką, kuris yra dar gražesnis, dar skaidresnis vanduo, ten viskas labiau ir labiau. Super. Čia visai garsiai bus, manau. Užsikūrė iš antrą kartą. Kaip 1.9 tada į žiemą. Pagės. Čia sudėt batus? Svarbu, gerai, ačiū. Tulkis yra jau gerai. Nu ką, pajudėjom. Toks fainas britas mums visas taisyklės papasakos, juokeliais visokiais, žinai, kaip ten buvo. 1,5 valandos plauksim maždaug iki savo to nacionalinio parko Koh Rango. Da 3 kartus maudysimės po valandą laiką, tai šiaip belekiek. Kuo toliau, tuo labiau atrodo oras prastėja. Va, dabar batukų primatavimas vyksta. Oficialiai belekai lyja. Ir taip įdomiai, tiesiog visas šitas laivas iš paskos savo valtelę tokią tempėsi. Sunkiai matos, realybėj geriau matos. Bet taigi jinai visą ten prisems to vandens, prilisi to vandens, aš nesuprantu. Nuskės ir dar mus nusiskandins. Va kaip lyja. Va, čia yra soliukas galima atsisėti. Čia va jie deda tokias gėlės visokias čia savo būdai deda, sakė, kad kelionės gerai viskas sektus ten viskas.
milžiniškas. Bet tokia kaitra eina iš vidaus belenkokiai. Nu ką, panašu atplaukėm į pirmą spotą. Oras pasitaisė iš tikrųjų. Papasakoja apie visokias žuvis, ko bijot, ko nebijot. Aš tai sierčinu bijau, nes jau turiu istoriją su jais. Ja, šiaip sakė, labai daug yra čia tų sierčinų ir didžiuliai, jie sakė, yra, tai jis atsargiai. Sustojus, tai supa ne tas žodis. Nežinau, kaip parodyti. Stipriai supa, labai. Bandom lipti. Tik pradėjom plaukti atgal, ta valtis, kuri tempėsi iš paskos, taip užkasino, kad net nutrūko. Ir paliko tą valtį vieną. Plaukia dabar pasimti. Kol žiūrėjau, kaip saugojo valtį, iškrito butelis mano, bet nieko, išsaugojo ir butelį dar. Nu ką, viskas. Dabar grįžom namo, dabar pėdinam 20 minučių iki restorano, prasieisim dar, pavalgysim, grįšim namo ir tada aš sėsiu editinti 3 vlogo. Va tai tau, nors iš tikrųjų čia rojus, viskas labai gražu, ramu ir gera, bet aš jau biškį pasiilgstu miesto šurmulio, daugiau gyvybės, 7-Eleven belia kaip jau pasilgom abudu. Jau šį penktadienį, kovo 13, jau vėl būsim Bankoke. Labas rytas. Šiandien yra kovo 13, 16 diena Tailande ir šiandien mes važiuojam vėl iš Kokudo, grįžtam į Bankoką keletai dienų. Kadangi filmavau visą keliavimą, transportavimas į priekį, tai nebefilmuosiu atgal, nes bus nebeįdomu. Nebent kas nors labai kieto atsitiks, tai susitinkam Bankoke. Nu, sakiau, filmuosiu, jeigu bus kažkas įdomaus, tai visai įdomu. Jau pas mus čia dalina life jacketus. Taip normaliai supuoja laivą iš tikrųjų, taip labai normaliai. Tipo ruoškis lipti į vandenį, nu nežinau. Šiaip supuoja tokia vaikiškai. O smirda. Overreactina turbūt. Jis keli gal perspaudžia. Kiek žmonių, košmaras. Kaip gyvulius kokius.
Nusakiau, nefilmuosiu, bet truputį pafilmuosiu, nes labai įdomi praktika. Dabar turim važiuoti su autobusu ir duoda tokias savo korteles, skirtingų spalvų ir labai lengvai tos gidės atpažįsta visus ir siunčia į tam tikrus autobusus. Žiauriai organizuota gerai iš tikrųjų. Net maisto davė. Čia pilni maisto daviniai, čia aš nežinau, atrodo, kad mes ten 2 paras važiuosim su to autobusu. Bet važiavimas tai nėra labai ilgas, ten 3 valandas, 4. Topinis maistas kaip autobuse. Ola Bangkok. Grįžom į Bangkoką ir čia liksim dar 4 naktis. Dabar apsistojom šiek tiek kitokiam rajone, kur labiau vietinis rajonas. Tai manau turėtų būti dar įdomiau. Ir tuomet planuojam kovo 17 dieną, tai bus antradienis. Vakare važiuosim su naktiniu sleeper traukiniu iš Bangkoko į Čiang Majų 13 valandų. Tai turėtų būti kontento irgi. Dar daugiau kontento turėtų būti čia Bangkoke, nes konkrečiai Domanto prašymu buvo prašyta daugiau naktinio gyvenimo parodyti. Tai bandysim rodyti. Po 16 dienų Tailande. Nu turi atleist. McDonald's. Bulvytės neturi druskos. Bele, kaip pasiilgau. Don't you worry, child. Nu negali pykt. Nu reikėjo biškį atsistatymą tokio. Nu ką, sveiki, kovo 14 diena, 17 diena Tailande. Mes vėl grįžę į Bangkoką, dabar yra šiek tiek po 9 ryto. Liepa sakė, kad jinai kol kas tingi kažkur eiti ir eis į džymą, o tuo tarpu aš lendu į miestą. Tai pirmiausia reikia išsikeisti pinigų, nes baigėsi. O be kešo čia nelabai ką gero ir be padarysi iš tikrųjų. Einu susirasti, kur išsikeisti pinigų, tada nueisiu į 7-Eleven, pasimsiu sumuštinį, ką nors išgert. Ir tada galvoju, kad man visai vėl reiktų susirasti kokią nors labiau vietinę kirpyklą ir atsišviežint biškį. Iki Currency Exchange 34 bahtai. Važiuot 5 minutės, 2 kilometrai. Biškį mažiau gal negu euras. Jo, 93 centai. Raudona irgi negalioja. Šitas vairuotojas šiaip labai ramus. Ganėtinai ramiai veža irgi dar. Nelaksta baisiai. Vakar važiavau, tai buvo iš viso košmaras. Paleido mane, net nežinau ar ten tiksliai paleido, bet bandom ieškoti. Jo, paleido ten, tik tai kitoj pusėj. Va ten mano exchange'as. Kaip įdomiai, atsidaro tik nuo pusę 11. Tiesiog net prie įėjimų uždaryti didžiausią molą. Kaip įdomiai, neatsimenu, kada paskutinį kartą prekybos centre stovėjau ir laukiau, kol atidarys vartus. Čia va kartu su visais stovim, laukiam, kol atidarys, kada galėsim įeiti. Pusę 11, nu įdomiai. Viskas 1 minutė. Čia pažiūrėk, kiek žmonių. Visi laukia. Crazy, negaliu. Taip juokinga. Tuoj bus startas. Kaip maratonė kokiam jaučiuos. Startas. Keista, dar visam Tailande nei karto nebuvau jokiam mole. Tai dabar toks čia viskas taip sofistikuota atrodo, kaip Europoje kokiai. Pagaliau radau po 10 minučių vaikščiojimo. Kiek pavyko išsigūglinti, super rich vadinas geriausias exchange ratas dažniausiu atveju. Atradau dalyką, kad visat prieš exchange'inant pinigus galima tiesiog paprasčiausiai sumesti ChatGPT ir jis tau parašys, ar čia geras reitas, ar negeras. Žiauriai gerai. Thank you. Kapinka. Nu va. Išsikeičiau pinigus. Gavos beveik 11 000 bahtų. Čia 300 eurų. Labai puikus reitas. Pinigų turim, dabar einam į 7-Eleven pasimti sumuštinį.
jau išeini, iškart matai. Iš tikrųjų, Tailandas yra daugiausiai 7-Eleven turinti šalis pasaulyje. Ir vidutiniškai, man atrodo, maždaug kas 100 metrų yra po vieną 7-Eleven. Visam Bankoke būtent. Visai crazy. Bet šiaip fainai, mes dabar va čia, kur gyvenam, daug daugiau vietinių yra ir daug mažiau turistų man. Taip žymiai labiau patinka. Daug natūraliau viskas. Priejau 7-Eleven, bet matau, kad ten visas turgus kažkoks didžiulis yra prieš mane. Nu žodžiu, nueinu, pasiemu vieną sumuštinį, 7-Eleven ir tada einam žiūrėti, kas ten vyksta. Dar tokią neragavau. Nu, kem 4 baktai, maždaug €10 sumuštinis ir gėrimas. Visam šitam 7-Eleven iš tikrųjų aš vienintelis baltas nukis esu. Šiaip keista, nes visada centriau, tai visada turistų pilna tuose 7-Eleven, o dabar visi vietiniai absoliučiai, nei vieno turisto. Šiaip šitoje aplinkoje ir žvilgsnių susilaukiu biškai daugiau, nes visi tokie mažiukai nieko žiūri į mane. Gavau buterbrodą. Reikia sėsti kur nors čia suvalgyti. Na, galva, pastovėsiu, suvalgysiu čia. Ir veiksmų daug. Žmonių daug, visi eina, kažką daro. Ir kiek skaičiausi, sako, kad Tailandas tipo iš esmės yra ganėtinai ramus palyginus su kokiu Vietnamu. O mūsų tolimesniuose planuose, po kelių savaičių, Vietnamas yra. Aš biškai bijau, kas ten bus. Nu ką, užkandom? Einam žiūrėti, kas čia per turgus. Eik tu, koks huge. Eik tu savo, čia nesibaigiantis turgus tiesiog. Kvapelis tai biškai riečia nosį, nemeluosiu. Daržovės visokios. Bet čia nežmogiški kiekiai žmonių iš tikrųjų. Va, vištų kojelės. Labai populiaru irgi loterijos bilietus pardavinėja. Pardavinėja loterijos bilietus. Visur irgi iš tikrųjų. Va, telefonų dėkliukai. Vietinė burga. Va, kaip įdomiai, žuvis irgi pardavinėjimų supakuotos. Bet kvapelis nuo jų toks irgi nemažas. Nu, vaisiai tai nuostabiai atrodo visi. Panašu, kad čia turgus tiesiog nesibaigiantis. Visur. Nu, nemeluosiu, kartais taip stipriai užsmirsta, kad net sunku kvėpuot būna. Eik, tu durnas, kas čia vaikšto. Tik iš kriauklės išlindo ir vaikšto. Eik, savo. Nu, čia tai jau rimta, ten iš tos kriauklės tiesiog šliaužioja, ten tas moliuskas. Košmaras. Nu, nemeluosiu, 5% tai, ką žiūriu, net nežinau, ką žiūriu. Pasižiūrėjau, kad čia visai už kampo yra kažkokia vietinis kažkoks barbershopas, tipo. Bet jau toks vietinis atrodo, nežinau. Aš net nežinau, kaip aš kirptis noriu. Na, atsišviežint, aš pasakysiu refresh. Matau tiesiog tą barberių tokį suktuką, kur sukasi. Gerai, nieks nieko nešneka, pabandysiu parodyti žinutę. Shallow na mene. No? No cut ka. No cut. Why no cut? Just refresh. No? No? Okay. Gavau griežtą ne. Nieko nepasiduodam, einam ieškoti kitos vietos. Panašu, radau visą kirpėjų distriktą. Va čia bučia kerpa. Hello. No, maybe. Good? It's good? Nu, davė pagal paveiksliuką išsirink, žiūrėsim.
Okay. Dai, no? Ok. Super. Okay. Oh, cool. Thank you. Wow. You were before. Wow. Puikiausiai. Žiūrėkit, tai koks atsigavęs, koks šviežias, klausyk. Iki paskutinio plaukelio. Wow, nuostabus experiences. Ir tik tai 100 pem bachtų paprašė. Kem minučiais mane ten po vieną plaukelį, gražiausiai. Paprašė 100 pem bachtų. Čia yra 4-8. Daviau 200. Nes maldės labai pasirodė. Čia labai fainai. Reikia biški man atsipalaiduoti daugiau, aš dar toks įsitempęs biški, žinai. Bet šiaip iš tikrųjų, čia kai žiūri visur, tai čia tokios visiškas yra betono džiunglės tiesiog visur. Ir kai pagalvoju, per kiek čia laiko viskas taip va susidėjo, tiek infrastruktūra susikūrė, nu čia yra crazy. O šitas koks patogus. Nu, ką čia ėmė? Kava. O, normaliau. Nusprendėm varyti dabar į tokį Erevan muziejų, kuris šiaip labai gražus yra. Net ir iš šono su tokia viena milžiniška statula. Parodysiu, nesikai gerai atrodo. Ir nusprendėm važiuoti ne su Pirda, o tam, kad pabandyt, važiuosim su Bangkok Skytrain. Tai su to traukiniu, kuris važiuoja virš miesto ir kurį aš daug kartų jau filmavau, nes labai ikonik atrodo. Va, treniruotės fulės vyksta. Net per tokį karštį. Nu, gavom tokią kortelę. Irgi taip pat kaip metro. Ir kainavo 2 žmonėm kem 4 bachtai, tai čia yra €15 koks pavažiavimas. Nu čia tikrai vėsu. Nu per langus labai prastai matos. Kaip įdomiai, dar net atvažiavom į savo stotelę, sako, šitas traukinys kažkaip toliau nebevažiuos. Vos ne kaip būna pas mus į parką. Į parką važiuoja. Nu tai laukim kito tada. Sulaukiam. Va. Pažiūrėk tu. Oh my god. Eik tu savo. Kokio dydžio statula. Va čia ir yra tas muziejus, į kurį mes eisim. Visur galvas daužau, va tokio aukščio. Visa metro turi kaip koksai hobitas būt, nes visur galva kliūna. Nu ką, išlipom, einam pasižiūrėsim. Aš labai noriu nueiti būtent į tą spotą, iš kurio labai gražiai matosi 7-Eleven, pati gatvė ir pati ta statula, nes jinai beprotiško dydžio yra ir šiaip žiauriai gerai atrodo iš tos vietos būtent. Va jau iš čia po truputį matosi ta pati statula, nu nesveiko dydžio, tiesiog milžiniška. Va, tai atrodo tiesiog paprasta gatvelė, bet va čia toks va vaizdas. Belia kaip gerai atrodo, nesveik. Kol gražiaus tokiu nuostabiu vaizdu mane sugebėjo ir paukštis apšikt. Nu, aš sužavėtas šito masteliu, nesveikai. Nu ką, panašu, kad pasižiūrėsim tik iš čia, nes bilietai kainuoja daugiau negu 3-5 eurus maždaug. Kaip galvojam, kad galbūt kiek per daug ir kiek. Nu, esminis dalykas yra pamatyti tą patį dramblį iš išorės, aš manau vis tiek.
pasitenkinsim tuo šį kartą. Va, pasėmiau. Tiesiog taip gerai atrodė. Šviežiai spaustos apelsino sultis 20 bachtų. Tai yra šiam centrui. Mes čia atsidūrėm centre jau. Tarp molų didžiausių, va. Reklamų didžiausių. Chaosas visiškas. Atstumai tai visiškai nėra vaikštomi, neįmanoma nueit kažkur. Tai visur reikia imti arba Bolt, arba važiuoti su Skytrainais, arba su metro. Nes ir vargina iš tikrųjų taip karšti vaikščioti irgi. Visą Bankoką išvaikščioti jaučiu 2 gyvenimų reiktų. Nu čia tas pats, kas tiesiog pabandytum įsijungti per 5 skirtingus tabus YouTube ir skirtingą dainą įsijungti per kiekvieną tabą ir klausyti vienu metu viską. Vat taip va tiesiog jautiesi. Kažkokią parduotuvę pamatėm iš šono. Kažkokia tai net pavadinimų, žinok, negaliu pasakyti. Čia panašu, kad čia kažkoks, nu nežinau, kinų greičiausiai, gal kinų parduotuvė. Čia. Čia gali būti, kad čia yra japoniška parduotuvė, o ne kiniška. Bent jau, čia tokia mano prielaida iš šitos sekcijos. Visur parašyta Japan ir Tokio. Ir aš galvoju, kad čia jau pabaiga. Bet ne. Dar milžiniškas skyrius. Oh my god. Tai paim. Čia maistas jau yra padaryta visokių japoniškų. Čia kažkokios tai vištienos. Čia bet žuvis visa. Atsisėdom, tiesiog va išeini iš pardės ir gali atsisėsti. Visur gali tiesiog taip atsisėsti. Kaip Japonijoje viskas. Nerealiai. O, varkytoja? Ne, nėra manęs. Čia va už viską sumokėm 14 eurų. Vištiena tokia įdomi. Čia tempura, šrimp su kažkokiais įdomiais ryžiais. Čia tas legendinis japoniškas minkštas pyragas. Redbas, mačio liepa, čia va dar gėrimai visokie liepa sušių dar. Žodžiu. Jeigu būtų šviežias, tai būtų iš viso nerealiai. Bet dabar tai, nu, labai skanu. Ne, nu šiaip meluoju. Turėtų, jo, čia visai vidutiniškai. Tai galiu pasišildyti. Bet ramangės yra. Nu, davai, einu pasišildyti. Geriau. Neskanus. Tie ryžiai tai be ryšio. Matcha cheese. Matcha cheese. Kaip paaiškėm. Neobaškėm. Jį net nevalgyt, o minkit tiesiog noris. Vapšia neskanus. Nėra neskanu, tikrai nėra neskanu. Atrodo kaip kempinė kokia. 6 iš 10. Quality Japanese green tea. Skani, bet... Ir paskutinis desertukas, toks va, mielas saldainiukas. Čia ir turi susidaužyti. Kietas. Ai, ne. Žiauriai skanu šiaip. Parduoda. Tik šis plokštas su veidais bičio kažkokiais azijiečių. Garsių greičiausiai. Nu. Oi, žiūrėk, čia muitajus vyksta. Panašu, kad Britas kovoja prieš kažkokį dar kitą bičiuką. Čia yra kaip Sport Science Bureau. Tai kaip sporto mokykla vos, ne, gal universitetas kažkas tokio. Žodžiu, dabar varom link upės, nes ten nuo upės pabandysim
lipti į valtį ir iš valties pažiūrėti templą Saulėlydį. Bet nerealus miestas iš tikrųjų. Nerealus tikrai. Geriausia pramoga yra tiesiog po Bankoką važinėti su tom paspėm ir visur žiūrėti, tiesiog nerealu. Ir beveik nieko nekainuoja. Vėl atvarėm į tą mano išgirtą Songuat gatvę, kuri man labai europietiškai atrodo. Kaip kepurė, sakytume. Aš bandau... Čia mes tokių kepurių parduotuviai. Kietai atrodo, man tos kepurės. Nu šitą tokia nelabai gal. Bet šiaip brangias, ne tas žodis. Nežinau. Po 3 eurų kainuoja. Man va tokias kietas, bet man nelabai tinka. Šiaip visai gerai šitą atrodo, ar ne? Kaip tokia atrodo? Atrodo daug tų kepurių, bet kažkaip nelabai tinka. Gal tokia? Kaip dramblys koks sausim. Nu, kaip šita. Nu, man šitą labiausiai patinka, iš tikrųjų. Kaip jums? Neblogai gal, ką? How do they look? Good? Good? Yes. Good? Good. Okay. Pay credit card or cash? Ką? Credit card. You? Nu ką, nusipirkau. 3 eurų šiaip kainavo. Brangiai, bet čia tipo finest quality. Labai jau čia, labai krūta. Bet dabar sėdžiu ir galvoju. Šiandien apsikirpau. Ir nusipirkau kepurę, kad mano apkirptos šukuosenos dabar net nebesimatys. Nu nežinau, čia toksai kaip nusipirkt naują mašiną ir vaikščiot pėsčiu. Nusipirkom bilietus, praplaukt su laivu, šiek tiek virš euro bilietas kainuoja, puikiai kaina. Ten jau saulė matos graži. Žmonių kiekis tai nejuokingas. Nu neblogai atrodo, ką? Ta saulė, va, kaip ten. Galvom tiesiog praplauksim ir nelipsim. Bet dabar pagalvom, kad gal visai ir išlipom, nes... Nu gražu pažiūrėti žiauriai. Ir dar įsijungt šviesą šiai dar kiečiau atrodys. Get the wisdom. After we know what is right, what's wrong. If you want worship, you can worship something. That's up to you. No problem. But the point, we believe in karma. That means we use the Buddhism to be the guide. We call guiding. When we want to do something from Hindu, when we want to use ceremony from Hinduism, we use in the Buddhist way. That means worship without killing. Not worship with killing. In the old day in India, people said, okay, today we will worship God. Chicken, drop water. This is for you. That one the belief. Buddha said, no need killing. He was, how to do in that? We use flower instead of killing. That one we have flower. Princesė irgi plaukia kažkur į miestą. Šeštadienis vis dėlto varo patūsinti irgi. Vėl atgal plaukiam savo pusę ir lėksim link namų. Pasikrausiu kamerą, nes liko 10% ir bandysim vėl lįsti į Bankoką, vis dėlto šeštadienis. Va, aš su tokiu dar žiauriai noriu praplaukti. Nežinau, čia kažkokio trako variklis šių įdėtas. Antras raundas, Liepa išvažiavo, varom į barą, varom. O kur mes varom? Ten, kur su tavimi leis. Šį kartą net šalmą davė. Šiaip visat gali paprašyti, bet dažniausiai neprašai, jeigu trumpos kelionės. Bet va dabar jau čia net apie valandą važiuosim iki namų. Tai už valandą kainavo 4,5 europinių. Gera kaina.
Čia va paveikslas jų buvusios karalienės, jeigu neklystu. Ji, man atrodo, mirė gal 2016 metais ir vis dar mieste absoliučiai visur jos yra nuotraukos, nes labai mylėjo ją. Visas Tailandas, tai visur va, jos nuotraukos yra. Nors Tailandas turi ir karalių, bet kažkaip karaliaus jie daug mažiau garbino negu va tą karalienę buvusią. Bet iš tikrųjų keletą labai įdomių dalykų pastebėjau, kad pavyzdžiui, kokiam Sakartvele, pavyzdžiui, irgi yra labai didžiulis eismas visur ir visi važinėja labai belekaip, bet jie labai, pavyzdžiui, nervuojasi ir labai keikiasi prie vairo, nervuojasi visur, pyksta viens ant kito, o Tailande nors eismas dar žiauresnis iš tikrųjų yra ir važiuoja visi dar žiauriau. Bet visi taip cold-blooded tiesiog važiuoja, nieks nieko nepyksta, užkiša, neužkiša, pipina tik tai, kad tik tai pajaustų, kad yra kažkur vat žmonės. Žiauriai įdomus mentalitetas, kad jie taip visiškai nesiparina dėl nieko. Tiesiog važiuoja ir važiuoja, viską priima kaip normą. Čia galbūt irgi veikia tas religinis dalykas jų. Tai kadangi turiu laiko dabar visai nemažai, kol važiuojam, galiu papasakot apie ateities planus. Kadangi jau nusipirkom bilietus, po 3 dienų važiuosim su naktiniu sleeper trainu apie 700-800 km į Tailando šiaurę, į Čang Majų, kuris yra vienas pigiausių miestų Tailande, dar pigesnis žymiai už Bankoką. Ir šiaip labai gražus, ten kalnuotas sąlyginai yra, irgi labai daug istorinio paveldo. Šiaip pats Tailandas turi labai daug istorinio paveldo, kadangi jie labai mažai istorijai buvo užimti kažkokių šalių. Tai jų ta visa istorija yra labai gerai išsilaikiusi ir visos tradicijos ir kultūra. Tai tas labai įdomu. Tai nuvažiuosim į Čang Majų su tuo naktiniu traukiniu, kas irgi turėtų būti labai įdomus experiences. Tuomet pabūsim ten maždaug 10 dienų. Ir tuomet skrisim į Hanojų, į Vietnamą. Nusprendėm dar aplankyti vieną kaimyninę šalį, kadangi jau esam šitoj pusėj, tai manau tikrai verta pamatyti ir Vietnamo kažkiek. Tai ten planuojam pasimti motociklą ir važiuoti aplink visą šiaurinę Vietnamo dalį, kadangi tuo metu man bus atostogos ir galėsiu laisvai visas dienas leisti kaip noriu. O geras, pirmą kartą matau bažnyčią arba kažką panašaus į tai, nes matau kryžių. Ir šiaip bendrai noriu padėkoti visiems žiūrintiem, nes neatsimenu, kada tiek daug palaikymo gavau iš draugų ir šeimos. Tai tą progą perduosiu linkėjimus mamai svarbiausia, močiutei, kūmai ir visiems mano nuostabiem draugam. Už visą šitą nuostabų palaikymą, va. Normaliai? Pitstopas 7-Eleven, jau pusę 11 ir lekiam į Night Market. Tai Domantai, lendam biški mes į tą naktinį Bankoką, bandom. Good bike. Varom į barą, varom. O kur mes varom? Jokauju, užtenka jau dabar, jau užtenka. Panašu, kad mes į kažkokį bikerių mytą dar net čia atvažiavom. Aš tokių nematęs gyvenime, tu pažiūrėjau, kokia moterių. Gaila, kad aš nemocu entuziastas. Labas vakaras! Atradžiai mane vėl. O tai kur food market? Ką, žiūrim, kokį čia gemų turi. O, koks Lanceris Evolution. Sik, atrodo, civikai kokie. Jie šiaip labai pašėlė dėl tų civikų. Aišku, gal lengviau gauti juos čia, bet tu pažiūrėk į šitą. Crazy, tiesiog su permatomu hudu. Šiek tiek klasikos.
Šiek tiek. Koks Passatas? Šiek tiek klasikos. Čia yra Golfas. Golfas. Bet tai čia kaip senoškas atrodo. Ne, čia ne Passatas. Čia... Lemma, gerai atrodo tas Evolutionas. Seniai, čia su balionu net, kaip su nitro kokiu atrodo. Bet aš neįsivaizduoju, jūs galit parašyti komentaruose, bet nu aš nežinau, nu čia netrūko, visur pas jau stovi. Tiesiog bagažiniai balionai, ar kas čia yra, čia aš neįsivaizduoju. Bliama, nežinau, taip žiūri visas tas mašinas, kažkaip trūksta tų europietiškų mašinų man. Nu, bet negali pykti už tokį va Lexusą, mamma mia. Jaučiu visatoj tiek žvaigždžių nėra, kiek čia motociklų yra.